Kadangi koronos laikotarpis tęsiasi ilgai, pastaruoju metu atrodo, kad atsiranda visokių naujų žodžių. Ar girdėjote terminą magician? Žmonės, kurie puošia tik viršutinę kaukės dalį ir vaikšto taip, juokais vadina magician arba kaukių sukčiai. Nors tai tik pokštas, išgirdęs šiuos žodžius, man kilo mintis, kad ne viskas, kas matoma, yra tikra. Tai yra frazė, kurią visada sakydavau. Šiandien aš, Royal Master Kim Beomso, noriu jums pasakyti, kad ne viskas, kas matoma, yra tikra. Aš dirbau statybų įmonėje 20 metų. Tuo metu man atrodė, kad dirbti įmonėje yra mano ateities planavimas, nors tai buvo labai neaišku. Kadangi tai buvo didelė įmonė, jos išvaizda atrodė gerai, todėl be jokių abejonių maniau, kad tai mano įmonė. Ir tiesiog dirbau ten. Tačiau, kai grįžau po darbo užsienyje ir aplinkybės pasikeitė, staiga pajutau, kad ši įmonė nėra mano. Supratau, kad ši įmonė neatsako už mano ateitį. Todėl pradėjau savo asmeninį verslą. Tačiau dirbti versle pasirodė daug sunkiau nei dirbti įmonėje, nes turėjau spręsti visus iškilusius klausimus. Ir mano verslas tapo labai sudėtingas. Tuo metu mano rėmėjas, mano brolis, pasiūlė man pasidomėti Atomy. Iš pradžių nesupratau, kodėl turėčiau tai daryti. Ir nesidomėjau. Tačiau atsitiktinai išgirdęs Park Han-gil pranešimą apie 4 kriterijus, kaip pasirinkti įmonę. Susidomėjau. Jei prezidentas sako tiesą, tai gali būti didžiulis pasisekimas. Ir jei tai tiesa, ši įmonė tikrai taps dideliu verslu. Taigi pradėjau domėtis. Turėdamas patirties dirbant įmonėje ir vadovaujant turėjau abejonių. Tačiau taip pat buvau smalsus, ar tai iš tikrųjų įmanoma. Taigi nuo to momento pradėjau studijuoti Atomy. Kai pradėjau domėtis Atomy, pirmasis, kuris tam prieštaravo, buvo mano žmona. Ji man sakė, kaip galiu pasitikėti tą įmonę. Jei įmonė nepavyks, ar tai nebus laiko švaistimas. Jei negaliu to patikrinti, geriau visai nepradėti. Iš tiesų, žmona buvo teisi. Tinklo verslas nėra tas, kuris greitai duoda pinigų. Tai yra verslas skirtas ateičiai. Todėl manau, kad įmonės saugumas yra svarbiausias dalykas renkantis šį verslą. Jei įmonė ilgai neišsilaikys, tai tikrai bus laiko švaistimas. Be to, siūlyti kitiems užsiimti verslu taip pat yra našta. Ir galiausiai manau, kad tai bus laiko švaistimas. Todėl pradėjau domėtis, kas vyksta su šia įmonė. Ir ar ji yra saugi? Taigi, ar Atomy, kaip sako prezidentas, gali padėti žmonėms, kaip aš, pasisekti? Ir ar tai, dėl ko mano žmona nerimauja, iš tikrųjų nebus laiko švaistimas? Tai buvo dalykai, kuriuos apmąsčiau ir pradėjau tyrinėti. Taigi pasakiau žmonai, kad pasidomėsiu. Ir 3 mėnesius intensyviai studijavau Atomy. Iš pradžių man buvo svarbu patikrinti, ar Park Han-gil žodžiai, kurie mane labai sužavėjo, yra tiesa. Jei prezidento žodžiai teisingi, tai turėtų būti sėkminga, tačiau ar galiu jais pasitikėti? Manau, kad pirmiausia reikia patikrinti objektyvius rodiklius. Tai, kas matoma. Žinoma, kaip jau minėjau anksčiau. Matoma ne visada yra viskas. Tačiau man buvo svarbu patvirtinti tai, kas akivaizdu. Taigi pirmiausia pradėjau tikrinti įmonės finansinės ataskaitas. Tarp jų atskirų audito ataskaitų medžiaga buvo ta, kuri privertė iš naujo pažvelgti į Atomy. Tuo metu, kai peržiūrėjau, Atomy demonstravo labai įspūdingą finansinę būklę, tačiau aš dar kartą patikrinau jų naujausią finansinę būklę. Pirmiausia, labiausiai akį traukė savikainos rodiklis. Kai kalbama apie žinomų, importuojamų kosmetikos prekių ženklų, tokių kaip brangus prekių ženklai, savikainos rodiklį, kuris sudaro tik 10%, dauguma žmonių tai laiko natūralių dalykų, vadindami tai vardu. Tačiau Atomy per 10 metų vidurkis buvo 43,79%, o 2019 metų duomenimis net 46,2%. Tai neįtikėtinas savikainos rodiklis. Antrasis
rodiklis buvo skolų rodiklis, kuris rodo, kiek įmonės turimų aktyvų sudaro skolos. Jei šis rodiklis yra mažesnis nei 100%, tai laikoma gerų ženklų. Tačiau Atomy 2019 metų duomenimis turėjo tik 21,34%, kas yra labai žema vertė, ir tai rodo, kad tai tikrai aukščiausios klasės įmonė. Be to, prezidentas pabrėžė kasdienių atsiskaitymų sistemą ir be skolų valdymą bendradarbiaujančioms įmonėms, kai produktai atvyksta. Pinigai yra išmokami per savaitę ir bendradarbiaujančios įmonės sako, kad Atomy mokėjimo sistema yra kaip naujas pasaulis. Galiausiai likvidumo rodiklis yra labai svarbus rodiklis vertinant įmonės mokėjimo galimybės. Paprastai, jei jis viršyja 200%, tai laikoma labai gera. Tačiau Atomy 2019 metų duomenimis turėjo 330,4%, kas rodo, kad ji jau tapo pasaulinio lygio įmonė. Peržiūrėjęs tokius konkrečius duomenis, galėjau patvirtinti, kad Atomy įmonė veikia labai stabiliai ir turi tvirtą finansinę struktūrą. Taigi, po truputį pradėjau pasitikėti Atomy ir rodyti didesnį susidomėjimą verslu. Tada, kai priimame sprendimą, dėl šios įmonės iš tikrųjų turime patikrinti CEO valdymo gebėjimus ir moralę. Iš tiesų, kaip įmonę valdo vadovas, dažnai lemia tos įmonės sėkmę ar nesėkmę. Todėl investuodami į įmonės, vertindami ar gerai pažįstame įmonę investuotojai, dažnai žiūri į vadovą. Taigi, Atomy prezidento valdymo gebėjimai yra įspūdingi, nes per 10 metų jis pasiekė 1 trilijono pardavimus, o objektyvūs duomenys rodo, kad jis turi puikių valdymo gebėjimų. Dabar kalbant apie moralę. Norint patikrinti valdymo principus, nėra tiesioginių duomenų, kuriuos galėčiau pamatyti savo akimis. Todėl tai buvo daug sunkiau patikrinti. Iš savo perspektyvos aš pradėjau dalyvauti Success Academy. Aš nuvykau stebėti ir klausytis prezidento žodžių ir veiksmų. Tačiau stebėdamas kaip prezidentas aktyviai ir be pertraukų dėsto, supratau, kad jo žodžiai yra tikri. Aš pasitikėjau savo intuiciją, kad tai, ką jis sako, yra nuoširdu. Iš tiesų, jei tai nebūtų tiesa, jis negalėtų kalbėti. Kelias valandas prieš tūkstančius žmonių. Paprastai kitų įmonių CEO pasirodo seminaruose, sako, mieli Atomy nariai, malonu jūs matyti, ir po kelių minučių išeina. Tačiau stebėdamas kaip įmonės įkūrėjas aktyviai ir nuosekliai dėsto, aš pajutau jo nuoširdumą. Taigi, po 3 mėnesių mano abejonės virto pasitikėjimu ir aš pasakiau savo žmonai, aš studijavau ir manau, kad ši įmonė nesugrius, todėl nesijaudink, pabandykime. Kadangi aš nuo pat pradžių tiksliai supratau šią įmonę ir pradėjau verslą, iki šiol niekada nesu nerimavęs, kad man nepavyks. Šis verslas išskyrus tą laikotarpį, kai svarstėme ar pradėti verslą. Dauguma tinklinės rinkodaros įmonių įkūrėjų yra turtingi žmonės, kurie įkuria verslą, kad uždirbtų pinigų. Tačiau Atomy yra unikali įmonė įkurta kartu su 17 kredito nesėkmingų asmenų siekiant dalintis pelnu. Kadangi CEO Park Hangil turi patirties tinklinėje rinkodaroje, jis sugebėjo pritaikyti šią atlygio sistemą pradedantiesiems, nustatydamas ribas ir sukurdama neribotą lygį bei neribotą kaupimą. Jis puikiai žinojo, kad jei įmonė žlugs, bus per daug nukentėjusiųjų. Dėl to jis suprato, kaip turėtų veikti tinklinės rinkodaros įmonė ir per savo patirtį sugebėjo sumažinti konfliktus tarp verslininkų ir vadovų. Jis tapo vadovu, kuris gali patenkinti visus verslininkams reikalingus dalykus, pavyzdžiui, centro valdymo, žinias. Be to, jis sukūrė bendradarbiavimo sistemą, kuris skatina kiekvienos linijos
bendradarbiavimą ir struktūrą, leidžiančią nepatyrusiems žmonėms pasiekti sėkmę. Pradinėme etape pirmininkas galėjo tiesiogiai atlikti rėmėjo vaidmenį visiems verslininkams, kas yra dalykas, kurio negalėtų padaryti niekas neturintis patirties tinklinėje. Rinkodaroje. Iki šiol Atomy per 10 metų sugebėjo užsitikrinti vartotojų pasitikėjimą, nekeliaudama kainų, ir dar 10 metų, išlaikydama tą pačią prekių grąžinimo politiką, užsitikrino verslininkų pasitikėjimą. Manau, kad visa tai galima laikyti CEO turinčio tinklinės rinkodaros patirties valdymo gebėjimais. Jei paklaustumėte, kas yra svarbiausias dalykas vadovaujančiam įmoniai, be abejo, tai būtų valdymo gebėjimai. Žinoma, galima lankyti valdymo kursus, studijuoti knygas ar klausytis paskaitų, tačiau yra daug dalykų, kurių mes negalime suprasti, jei patys to nepatyrėme. Todėl manau, kad šis patyrimas yra svarbi dalis vadovui. Manau, kad šis pirmininkas, dirbdamas automobilių dalių gamybos įmonėje, gerai išmano gamybos procesus ir gali tiksliai analizuoti gamybos kaštus, todėl jis galėjo pradėti produktų paleidimą optimaliomis kainomis. Ir manau, kad dėl to, jog turėjau įvairios patirties, įskaitant internetinę prekybą ir tinklinę rinkodarą, tai suteikė man pagrindą, leidžiantį vadovauti tokiam dideliam verslui kaip Atomy. Manau, kad įkūręs internetinės prekybos platformos įmonę ir patyręs nesėkmę, sugebėjau sukurti įmonę, kuri nesugriuvo. Atrodo, kad Atomy galėjo sukurti post platformą, žinodama platformos įmonių ribas. Valdymo srityje buvo pabrėžta, kad siekiant galutinio tikslo bei įmonės geriausia yra sumažinti darbą, todėl buvo akcentuojama peiliuko valdymo strategija. Pavyzdžiui, iš pradžių užsakymus priimdavo faksu ar telefonu, tačiau nusprendė priimti visus užsakymus tik internetu, net jei tai sumažino pajamas. Dabar Atomy automatiškai valdo sandėlio atsargų valdymą pagal užsakymų formas, o kai atsargų trūksta, automatiškai išsiunčiami užsakymai. Tokia peiliuko valdymo strategija leido pasiekti, kad vieno darbuotojo našumas viršytų 7 milijardus vonų. Šios pelno dalys nebuvo grąžinamos į įmonės pelną, o buvo naudojamos fiksuojant kainas ir didinant kiekius, taip grąžinant vartotojų naudą. Pradžioje HMOIM didino kiekius nuo 30 iki 40, 48, 54, 60 paketų, o dantų pasta buvo padidinta nuo 180 G iki 200 G. O putojantis valiklis nuo 120 G iki 150 G. Taikydama proaktyvią valdymo strategiją. Manau, kad tai yra proaktyvi valdymo strategija, skirta išlaikyti absoliučią kokybę ir absoliučią kainą. Atsižvelgiant į potencialius konkurentus, manau, kad šios patirtys ir strategijos tapo dirva post platformos verslui. Atomy jau turi 16 milijonų narių visame pasaulyje ir plečiasi visame pasaulyje, augdama kaip naujos koncepcijos platinimo įmonė, kur kiekvienas tampa platforma ir gali neribotai plėstis. Kaip jau minėjau anksčiau, ne viskas, kas matoma, yra viskas. Aš dažnai sakau daugeliui žmonių, kad jei nenorite gailėtis, turite bent jau pasidomėti. Yra dalykų, kurie nematomi, jei nepasidomėsite išsamei. Todėl labai rekomenduoju tai daryti atsargiai. Manau, kad esu žmogus, kuris likimo valia pradėjo Atomy. Dėl staigaus mano verslo sunkumų susidūriau su Atomy. Ir dabar manau, kad mano misija yra skleisti šios Atomy vertę kitiems. Atomy sukurta remiantis Park Han-gil mintimis ir patirtimi. Įgyvendina valdymo principus, tokius kaip išlikimas, greitis, pusiausvyra, klientų sėkmė, platinimo centras ir etikos verslo tikslai. Ne kaip šūkius, o kaip stiprią praktiką. Ir tai, kad Atomy gimė Pietų Korėjoje, yra tikra palaima paprastiems žmonėms, svajojantiems apie sėkmę. Aš taip pat džiaugiuosi, kad pasirinkau Atomy. Ir kasdien jaučiuosi laimingas, kad toks paprastas žmogus kaip aš gali pasiekti tokių nepaprastų sėkmių. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mano indėlis padės daugiau žmonių priimti šią gerą informaciją. Iki šiol buvau Royal Master Kim Beomso.